Skambina man pacientas, nugarą sutraukia, juosmenį man skauda, gal galit priimti. Atleiskit, šiandien jau niekaip, teks palaukti. O tuo tarpu, iš kaldrų ir pagalvių ant lovos pasidarykite nedidelį kalną ir atsigulkite dubeniu. Užpakalis turi būti aukščiausioje vietoje. Rankas pasidėkite galvą ant rankų arba kaip nors kitaip, kad nereikėtų galvos laikyti. Atsipalaiduokite. Leiskite kvėpavimui atpalaiduoti jūsų juosmenį. Jisai labai švelniai atlaisvėjęs. Vyksta juosmens, stuburo, tarp slankstelinių diskų dekompresija. Turi būti patogu, neturi skausmas didėti. Jeigu pozicija jums netinka, nekentėkit per skausmą ir per įtampą. Nedarykit. Atlikit tiek, kiek jums norėsis. Keletą kartų per dieną pabūkite neskubėdami. Galite atlikti švelnius mikro judesius dubenyje į vieną į kitą pusę, vos juntamus mikro judesiukus į šonus, patempiant dubenį link savęs vienoje pusėje ir kitoje pusėje. Tai padės kyšiams nutekėti, nervams išlaisvėti.